nenorite mokėti daugiau už video montažą, už prekės pristatymo fotografavimą ir taip toliau. Na, tiesiog mesti pinigų lauk ir kad nereikėtų krūvos fotografų, videografų, po to ilgo montavimo. Ilgas procesas, kol gauni patį rezultatą. Tiek nuotrauką, tiek video susikurti galite jūs patys. Paimate, pasidarote paprastą eilinę nuotrauką. Parodysiu, kaip paprasčiausiai ir greičiausiai pasidaryti visą šitą ir labai nebrangiai. Einame link Creatify. Į pagrindinį puslapį pasirinkame produkto vaizdas, produktą tarkim. Na, pasirinkim vaizdą iš savo kompiuterio. Pasirinkame vaizdą iš kompiuterio su fonu, nenuimtas nei fonas, vaizdą ir tiek. Pasirinkame, kokio mums dydžio reikia, kokio tipo turėtų būti mūsų nuotrauka, kaip jinai atrodytų. Na, aš pasirinkau lauko ir ką, spaudžiame sukurti vaizdą. Žinoma, paspaudę sukurti vaizdą mes gauname vaizdą. Vaizdas gavosi nuostabus. Palyginus, kokią aš nuotrauką įkėliau, visiškai paprasta, o va turim labai gražų jūsų prekės pristatymą, gana gyvą. Ką mes dar galime nuveikti? Mes galime pasirinkti, tarkim, avatarą, taip pat nusistatom dydį, pasirenkame avatarą, aš kadangi turiu susikūręs, jis jau su logotipu, parodysiu, kaip tai daroma, vat pasirenkate savo avatarą, spaudžiate sukurti vaizdą, tai iš pradžių jums sukurs vaizdą su šituo avataru, tai vaizdas atrodys šitaip, tikrai labai puikiai, vat žmogus pristato. Na ir spaudžiame tiesiog sukurti vaizdo įrašą. Na ir pasirenkame, aš visada renkuosi šitą funkciją, įsikopijuojame tekstą ar pasirašome naujai, pasirenkame balsą, kadangi čia vyras, na, tarkim, Oskaras, na, ir spaudžiam naudoti šį balsą. Paspaudus play mygtuką, jūs išgirsite, kaip visa tai skamba. Jeigu norėsite, pasikoreguosite tekstą, kad jis gražiau ištartų arba panašiai. Na ir galutinis variantas, spaudžiate sukurti vaizdo įrašą. Po kelių minučių jūs jau turėsite sukurtą vaizdo įrašą, kurį savo šoninėje juostoje paspaudę projektai galėsite tiesiog peržiūrėti. Pabandom pažiūrėti, kaip kalba lietuviškai šitas avataras. Ši figūrėlė pasižymi pilnai judančiomis jungtimis, todėl gali imituoti įvairiausias pozas, nuo kovos scenų iki dinamiškų akrobatinių judesių. Kiekvienas kovotojas spausdinamas preciziškai, naudojant aukštos kokybės PLA plastiką ir modernę 3D spausdinimo technologiją. Neleiskite pinigų vėjais, nemeskite pinigų lauk mokant už videografų paslaugas, montavimo paslaugas ir kad jums būtų pristatytas jūsų produktas. Jūs tai galite atlikti lengvai, paprastai ir labai nebrangiai. Taupykite pinigus, nueikite, pasižvalgykite, išbandykite, patiks, užsisakykite, naudokitės. Iki. Daugiau video bus, pamokų daugiau bus ir parodysime išsamiau, kaip reikia su šituo įrankiu dirbti. Jei kyla klausimų, būtinai komentuokite, atsakysiu, pasakykite, kokio būtent tipo norite video, ką norite pamatyti, ką reikia padaryti su juo ir parodyti, kaip tai padaroma. Rašykite, ar tai privačiai, ar komentaruose ir būtinai sukursiu video apie tai, kaip jūs norite savo prekę pristatyti, ką reikia daryti ir kaip tai daryti, kad ji atrodytų gražiai ir tvarkingai. Iki pasimatymo.